iš karto, va čia yra, sakykime, 4 žmonės užsisakė, dabar pasidarė 2 žmonės už 297, tai žodžiu, va čia pasirenka, sakykime, šitą, neužpildo Google formą, nemokamą ir taip toliau. Kaip aš Publi pasidaręs, tai aš Publi va taip pasidarau Google formą, New Response, tai čia tas pats Google Sheetas eina, kur įdedi jį, būtinai sako, tik paskutinis turi būti privalomas laukelis, kad ištrauktų visą informaciją. Ir tada, pavyzdžiui, štai čia mano, aš čia pasidariau savo, kad nerodytų kažkieno kito e-mailą, bet čia visa informacija, kuri, žinai, būna šitam, pas mane tam informacija, tam vardas, telefonas, laikas, suprantu, ten, ne viskas, ką užpildė. Ir čia, žodžiu, aš po to, ką paimu, tai ir visą tą informaciją, kur užpildė, aš tiesiog į MailerLite pajungiu. MailerLite sakau, ok, tipo grupė, ten, add, update, subscribe in the group, tai pridedu į mokymų registraciją, su linkinu, žodžiu, kad čia būna e-mailas, vardas, čia laukai kažkas netitinka, tai laikau ten telefoną, ką jis parašė, state, kokį paketą pasirinko, zipas, žodžiu, pasirėmiau ten tą Facebooko nuorodą, jo, kad žiūrėčiau. Ir čia iš tikrųjų raw nereikia to. Klaida čia, šitą nereikia. Jo, ir tada visus, žodžiu, duomenis įmetam. Tai tada MailerLite, ką aš padarau, tai yra, aš kai turiu grupę, čia vat yra grupė, mano, sakykime, čia yra mokymų registracija, tada aš ją padarau automationą, kas irgi nemokam visas šitas dalykas, padarau automationą, kad, žodžiu, kai žmogus įmetamas į šitą grupę, kai žmogus įmetamas į šitą grupę, jisai automatiškai yra jam išsiunčiamas e-mailas, o tai vat. Toks e-mailas, kur ten, žodžiu, visas tas informacija, sakau, kad kokią sąskaitą pervesti ir taip toliau. Ir va tai va, žodžiu, pas mane ir grupė e-mailų gaunas, ir, žinai, žmogus automatiškai įdamas į šitus kursus ir jis įgavo e-mailą, aš tada galiu kitą statyti dar automaciją, kad, pasme, kad po kažkiek laiko ten būtų išjungiu, sakau, palaukiu vieną dieną palaukiu ir tada vėl e-mailas arba kažkoks, žinai, condition, pavyzdžiui, jeigu ten atidarė, tada siunčia, jeigu netidarė, tada šitas, arba ten kai, žinai, nusiperka, išmetu šitos grupės ir taip toliau. Tai va, žodžiu, visas šitas dalykas automatizuotas, tai aš dabar va pats pasidariau, beginning, šitą darau, ir žodžiu, va, tai va, žinai, automatizacija gaunasi su Publi, čia juokingi iš tikrųjų žingsniai yra, ir taip sujungiu, žinai, va, MailerLite su Google forma tiesiog, kad nereikia labai paprastai. Google formą nemokamai, šičia irgi ir viskas, pasidariau.